Tai sveiki visi, trumpam sustojo mūsų projektas, nes pagrindė dėl to, kad neturėjom patalpų. Prieš 9 mėnesius sukonstravom tokį monstrą, aš paskui jį atidengsiu, jį parodysiu. Bet šiandien nutiko taip, kad gavom patalpas, sutiko mums padėti viena iš įmonių. Ir jo, tik viena iš sąlygų buvo, kad mes tas patalpas susitvarkysim. Nežinau, ar aš vienas, ar kažkas dar ateis į pagalbą, bet aš visada noriu parodyti, kokia yra virtuvė, kad ne viskas rožėm klota. Tai va, turim tokį bardakėlį, kurį nežinau, per kiek čia laiko mes susitvarkysim ir galėsim testuoti. Tai va, truputį apsitvarkėm. Pasiruošėm vietą, atsivarėm presą. Jo, tai va, kol dar jis pilnai nesurinktas, neišardytas, parodysiu truputį dizainų porą dalykų, kas čia yra kitaip. Tai jis dabar ganėtinai aukštai stovi, bet mintis yra tokia, nusiimta šis, jis tai nusileis į apačią ir bus lengviau krauti šiaudus per viršų. Ir kad nereiktų daryti jo dar ilgesnio, nors dabar jau bendras ilgis netoli 6 metrų. Tai pabandymui tą patį metalinį keltuvo priekį panaudojom. Tai realiai cilindras stovi čia, jisai stumia tenai, o važiuoja va šita dalis, kurios plotis reguliuojasi. Daug čia dalykų reguliuojasi, bet kartais padarius pagalvoji, kad gal iš tikrųjų reikėjo daryti viską paprasčiau. Bet turim, ką turim, apsirinksim, pasidarysim ir bus galima testuoti. Opa! Ir pradedam.